Taigi, sveiki visi. Šiandien filmuoju apie SAM pamoką, žodžiu, pamokysiu jūs, kaip reikia naudotis kito žaidėjo gamimodę, tarkim savo, kad naudoti serverį. Taigi, einam į Google, rašom čia kokį gamimodę pavadinimą, pavyzdžiui, ten tarkim frag.lt gamimodė. Parašom, čia yra, kiek čia, tarkim tiek. Ir žodžiu, spaudžiam, kad jį parsisiūs, pavyzdžiui, šitas, Aš paspaudžiam, šitoj man užkraus, nes biški lagina kažkodėl nuo šito bandikam, bet nieko tokio, viskas gera. Žodžiu, šitą atsiųsim ir aš jums viską idealiai parodysiu. Užknyso. Biški čia lagas. Nieko tokio. Oi, tu šūdas. Palaukit, aš truputį pauzės, susitvarkysiu čia viską. Štai, grįžau. Tai viskas ten atsidarot, žodžiu, mokatgi atsidaryti. Nemokysiu aš jūsų, kaip čia atsidarinėti ir kaip toliau. Matot, čia vien raras. Pasidarot naują aplankalą. Čia tas pats, kas ir su paprastu gamimodė tuščią lapą. Pasidarot. Šūdas, ko tu nekrauni, užknyso jis jau mane. Lagina šiandien kažkaip visas kompas. Užpis. Kas čia darosi? Pasidarom. Paimam, čia paspaudžiam. Ir štai čia yra visos programos, ko reikia serveriui. Paimam nuo file script, kopinam iki pat galo, paimam jį, keliam į naują aplankalą. Čia viską sukeliam, čia palaukt reikia truputį, ten viską keliam. Tai čia viską užkėlė. Sukėlė. Čia pavadinsim serveris.lt. Štai išmetė čia mums visas programas. Spaudžiam server. Ir čia prašyta, hostname'as, jūsų serverio pavadinimas frag.lt kūriamas Mes parašysim kūriamas Z. Taip, čia plugins remdala. Čia yra tinklapis. Jeigu kas neturi tinklapio, tai tiesiog parašykit nėra arba kūriamas, kaip ir aš visada rašau. Čia visada, pavyzdžiui, nebūna, kad galimėtų slaptažodį uždėti ant serverio. Jeigu tvarkai, tai tiesiog parašai password ir po to kaka, tarkim, čia viskas, pavyzdžiui, fragutis. Tai čia parašom kaką, nors čia nebūtinai šiaip rašyti ant tą kaką, čia nėra skirtumo, čia tiesiog, kad nepamirštum koks slaptažodis. Būtinai portas, jeigu pas jūs visada bus 7777, tai visada darykit čia portas 77, nes kitaip servas jis pasileis, bet jums neveiks. Tai spaudžiam įrašyti. Viskas tenais įsirašė. Paleidžiam serverį. Čia toj pasileis. Štai, jums išmes tokią juodą lentelę. Frag, ten Sandras lietuviškas gyvenimas. Taigi mes jį nuleidžiam, čia nuleidžiam, paspaudžiam ant SAMP. Tuoj čia viską užkraus. Matot, čia yra frag.lt kūriamas Z. Viskas slaptažodis uždėtas jūs, jeigu norėsit, paspaust connect. Ir čia jums išmes passwordą, jūs parašot norimą savo slaptažodį,
kurį jūs įvedėte pirmai ir viskas. O jeigu nebenorit su slaptažodžiu, kad būtų žinot ką padaryti, tiesiog tenais netrinkit ir viskas. Dabar aš jums pamokysiu truputį, kaip save pasiskirti savininkų, blet. Pluginu paspaudžiau netyčia. Sorry, kad nuskeikiau, bet čia taip ir kėjo. Gerai, script failės einam ir čionais yra saves. Paspaudžiam save. Ir čia išmeta usher. Paspaudžiam usher ir išmeta nikus. Čia, pavyzdžiui, mindefrag ir mindeheft. Paspaudžiam mindefrag ir čia žodžiu viską išmeta. Va, čia slaptažodis mama labai gražus. Ir va, čia jums yra money pocket. Nu, čia kiek norit tų pinigų įmeta. Ir čia yra kreditai, admin level ir savininkas. Ir įsimetam savininkas. Nu, ko jums tik tai reikia ant sampo serverio. Teisės viską galite susimesti. Nu, ir tiesiog iksiuką ir įrašyti ten paspaudžiat ir viskas. Tada perkraunat serverą, nu, tiesiog paleidžiat vėl. Nes kai darot save savininku, būtinai reikia išjungti serverį. Po to, kai pasidarot, įjungti ir prisijungti į serverį ir viskas jums turėtų būti kuo puikiausiai, nes aš taip darau. O pavyzdžiui, jeigu kas nemokat ant hosto, nu, aš turiu servą dabar, bet, kaip čia pasakyti, nu, game mode aš dabar kuriu pats su draugu, nes vienam sunku, reikia labai daug lėšų jo, nes mes perkam, kaip čia jums pasakyti, nu, ieškom dabar skripterio ir jam reikės užmokėti. Tai vat, nes jau vieną panašiai jau pasigavom, už 10 litų padarės, viskas, suskriptins. Tai vat, jeigu kas norit ant hostą, tai čia aš dabar kaip pavyzdį rodau. Nu, čia jums reikės, vapšė šitą net nebereikės. Ir čia bus, va, matot, plugin streamer DLL. Ir jūs tenais, kai bus ant jūsų host, ar ten kokį pirksit, nesvarbu man. Tai nutrinsit tą DLL ir parašysit so. Nu, bent jau taip turėtų būti. Ir tada išsaugosit ir jums turėtų ant hostingo veikti. Bale. Tai štai. Tiek. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot. Laikinkit, prenumeruokit. Rašykite komentarus, kas blogai. Ir tikiuosi jums patiko, viso gero iki kitą video.